7 vlogs. Oi. Koks gražuolės. Eina sauko fainė. Wow. Eina sauko fainė. Super. Tiks mums į latvišką. Vilma. Vis spektras reiškia ir visų spalvų. Tas grupės žiūrų vlogs, tai gal atpažins. Sveiki, sugrįžom į jau 7 vlogą ir aš šios skletelėje įrinksiu sieklas, kurias planuoju per šį savaitgalį pasisėti. Jie su turbūt per 2 kartus vazoninius pomidorus ir pasisės to pačiu prieskoninių visokių koštantų ir bazilikų ir taip toliau. Vazoninius pomidorus auginu dėl to, kad galėčiau ant sauginti terasų, ant palongės pakeltos lysvės ir aišku, dar turėsim turbūt daigų ir klėtelė. Pažiūrėkim, ko čia ger galim pasirinkti. Praeitas metas iš vazoninio auginau Balkan Yellow, Vilma, geltonė Aztek, nauji, čia tokie nykštukinė, o antrą tai Vilma. Patikrinti ir išbandyti jau nepaėm kartą. Ką siekom mums parem klėtelį, tai ekt jūs ten apsipirkti labai patogiai. Lekam į ūkį. Sveiki, gyvuliuką. Ne kad gyvulė, bet sveiki, gyvi. 6 vlogs. Oi. 7 vlogs. Ir šiandien, ką mes veiksime, ogi nustebinsiu, toliau sėsime pomidorioko vazoninio, tai čia Aztek nauji nykštukinė veislė. Ir Vilma tradicinį, kur tikrai žinau, kad bus gerai. Ir dar mūsų klausėt ten per toną konferencijai susistabdė, tai ūkis, ką čia auginsit, gal daržovės ir taip toliau. Tai nuvyliau, kad skau daržovų neauginsim, bet tas, kas liks man iš tų visų pomidoriukų, tai tikrai atvešėm į klėtelę, tai galėsit įsigyti daigų. Kondasijos, tai visokius priskoninis augalus, viskon šiap kontūrų iš praeitų metų. Kaip bazilika, čiobrelė. Radau čia, tai buvo gal įdomu, tokį įdomybę, čia tipo durpių blokėlis įdėt, maišiuks ir bazilikų sėklas, tai čia reikia pripilti. Nu, aš pademonstruoju žodžiu. Pasisėsiu, išgeriu, nežinau, minėjau gvaizdikus ir jeigu čia puikiai esasi dar bus laiką, iki kon sėsiu dar. Kadangi patalpa šilta, norės kuo labiau išnaudoti, kuo daugiau tų daigų prisisėti. Neaišku, koks tas bus pavasaris, ar bus įmanoma ant sunksti išsodinti. Nu, žodžiu, čia labai bus daug klaustokų, bet kažkant sugalvosiu. Čia va užpyliau ton durpių tabletį ir aš. Čia 300 ml, nu tai plius minus. Šiaip su tom durpių palėtėm, kas į gerą, kad anos, pažiūrėjau, kas neturit galimybę imti didelių maišų durpių, tai pametom vieną tabletę. Klėtelį toks plytas, daug didesnis, tai ten anon užpiltom vien plytą ir tu gauni 10 litrų substratą. Labai greit sudyks, mes nedarėm klėtelį eksperiment, sėklas greičiau sudyks negu durpėje ar kažkokio žemė, bet tas kokus, ons baig neturi jokių maistų medžiagų, tai sudygimo į labai gerą, bet toliau augimo vegetacija tolimesnė, nu ir sunkia. Startuojam su Vilma. Pagaliau, klėtelį gavo, SF veina, labai gera ta durpė. Šiaip vis anu augančia nieks stebuklinga. An ir tuok ir puri, bet vakas į fainę, kad ištraukė iš maišą ir an ir tuokė visiška tušti. Tai jau pasižiūrėjom sudėti. Tiks mums į latvišką, tas pats, kas žemaitiška. pH 5,5, 6,7 artima, neutralia. Gera, kad nebūtų iki 3,4, nes bus šilaugiam durpė. Su kalciu magniu, MPK vairi trašų, azotą 14, fosforą 16, 18, tai vadinas daiga augdami anuo faktas, kad pradžiūsnės ir durpė, bet bus maisto medžiagų ir aniai, ką reikės anims anuo va pasiens, va, čia ir viskas šiaip surašyta. Ir mes ton sumaišysim vėl su agroperlitu. Tikrai nepakenks agroperlits, vien dėl to, kad durpė greit pradžiūn, o agroperlits čia priešingai atliks funkcijai. On sulaikys drėgmę ir neleis išdžiūti, o kai ir sunki žemė, tas agroperlits irgi sulaik drėgmę, tai nelėd pūti. Ir sudins iš karto į tuiks vazon, su kurias iš karto bus galima parduoti. Prikraunam, beiš pateliuškojam, kad gražiai sukraistų. Čia tai iš vis labai gera, nes durpį lengva, labai visur gera sukrent, beiš tam veids, kad būtų vandeniu. Seklelė dedam, nelabai giliai, biškį spaudom, užbarstom ir viskas. Dar prieš tai pamiršau pasakyti, rekomenduojam dabar susidrikinti žemę, o ne po to iš karto būtų drėgna ir ten bereikės dabar laisvėti po kokių 4-5 dienų. Toks principas, kokio aš darbu, nežinau gerą. Darykite pagal savam, kaip jums atrodo gerą, aš darau, kaip man atrodo gerą. Vilmutis jau susietas,
Nepamirškit etikečių susidėti. Ir aš, kai praeitas metas turėjau klaidą, kad aš visam padėklį įdėdavau vieną etiketę, vos neatsiminsiu, kad čia visi ir tokiai pat. Ir puto būdavo bairių, kad reikėtų kažkom persodinti, pasiėmi, išneši ir sudinti kelis veislės. Ir tiesiog pamiršti. Tada pasijus tos geltonus naujus nykštukins. O čia va ką patruoda plyta. Tai biški vanom pamaijau. Valaba gerą čia sudėka. Ir kaip supranta maišą, aš pabandysiu rauginti, nes čia buvau sėklų pridėta. Va, tai anus čia pasisės, o kitus sėsiu turbūt va kažkoks induks. Nu va, jau ir prieskoniuką pasėti. Žiūrėsim, kur greičiau sudygs kokosų plaušą ar dorpės. Kas į fainę su bazilik sėklom, kada nuo šepy tomsis, bet kada nuo sudrėkst, anos valaba gerą matos. Kudė aš dabar vasar 20 sėjau vazoninus pomidoriuks, dėl to, kad būtų anksčiau tų pomidorų, aišku, faktas. Bet ir kitas dalykas, aš turiu augainiam sąlygas, tai ir šaltą patalpą, papildom apšvietimą, tai vadinasi užaugs stipri daiga. Ir ant sputuo jau galės iš karto tik atšals išsisodinti. Kitas dalykas, vazoninė reiškia, kad nebus auginami patalpo, nebus lauk sodinami, tai gal sėti kada nori, kad ir žeimą, bet tiek to jiems suteikia sąlygas, tai ir apšvietėms šilumą, tai tons galiu auginti ištisą, visą augalus galiu auginti ištisą visus beveik metus, jeigu to jiems suteikia reikiam sąlygas. Tai va, tai aš dabar dalį pomidorų dabar pasisėjau, po poras kokių savaičių dar pasisėsiu, kadangi daug sėklų dar, ir taip va, sėsiu iki, nežinau, kovo gal galo, nežinau, kad jūs tom vlogą dabar pamatysit, tai galbūt, kad jau bus kovo mėnų, tai galėsit, kaip tik jau ir bus laiks sėti numus, nes jau dainas bus ilgesnis, bus šilčia, taip toliau. Dabar einu pasisėti gvazdikų. Kaip gera šveit, unkiai gera lampai. Šiaip iš tikrųjų, jie būčiau žinojus, kad tokį intensyvį lampą turėsim. Aišku, ten dar reikia pasidomėti anuos visas parametras, bet galbūt čia papildoma nepirkus augalų lampų, bet nedaug neprisipirkau. Taupom šilumą. Šiaip galim pažiūrėti, kiek skaitliuks prasoka. 331. Čia ir nežinau, per kiek laiko. Pusantros savaitės gal kažkur ištisą pajungus šildim. Nemaža, bet kalauk ir minus, tai kaip ir normaliau. Kaip čia šilt. Galvoju parodysiu tiems, kas nesusidūrėm su sėklom. Tai žiūrėkit, čia yra kvapi tabako sėklas. Bus reikalų pasėti ant tumsio žiems. O čia yra didisko sėklas. Nu ir tradiciškai šio vakaro eilutę su pristatėm. Tai pradės kur pradėjau. Pomidorai Vilma raudoni. Pomidorai Aztek geltoni. Sėjau dabar tik po tiek, po porų savaičių papildėsi. Bazilikai ir čiobreliai, va, kaip sėklas matos, kas sudrėkst. Čia turim gvaizdikai, kitos spalvos jau čia. Taip pat gvaizdikai, tiesiog visus norėjau susėti, tai gavos tie. Kur matot, agroperlita, ten sėklas yra neužbertas, tai tiesiog su agroperlitu prispaustas. Didiskas irgi dvi, bet kadangi didelis sėklas, tai paslėptas. Ir rasakila su tabaku. Pasižiūram į savo suvestin, kur kas yra ir ko nešiam į šiltnamį. Nu, pavyzdžiui, dabar sėjom tabaką. Ruo temperatūra, oho, 22-26, vadins tikslė nešiam į šiltnamį. Didiskas 21-22. Irgi nešiam į šiltnamį, kad būt šilčiom. Sveiki, gyvi, sugrįžim į... Sveiki! 7 jau vlogą. 6 jau esu montavus, įkelsiu 3 dieną. Tai dabar Jūs nebus nekvapo, ne? Jo, jūs nebus nekvapo, nes jūs dabar teik išpopuliariai, kad sakėt darys asmeninį vlogą. Užsiauginau sparnus. Užsiaugins sparnus, bet aišku kels į mūsų kanalą, dėl to, kad kažkas bent jau pažiūrėtų. Tai jeigu pamatys, kad yra kels jūs to vlogs, tai pažiūrėk. Turas sukalbės sudėliojęs, bet aš neturiu... Aš noriu memų pridėti, bet aš dar neturiu įkvėpimų, nesugalvoju, kaip geriausia tai atrodyti turėtų. Tiesiog dara. Ir padarys. Šiandien tikslas mano tai faktas, kad toliau sėti, o jūs važiuojant tiesiog kaip darbo jėgą nešios dalykus, nematoma žvilgas. Nu tai susitiksim mūkį jaučiu. Jūs tą turbūt matot paskutinį kartą.
nes mums netėjom pas mums. Mums atveš žmonėm į kaimą, kadangi dabar dalinamės vienu mašin palikti ir išvažiuot, kaip į daržyje. O kaip tik atsivežėm paskutinius stiklus. Šia bairišus tas stiklas. Jūs jau pradžio sakė, kad bus reikalų ir gal reikams prikipdyti. Aš sakiau, ne. Ir bededuntams jūs vien sudaužti, tai žodžiu, buvo reikalų. Sieju tas, kas daugiausia savaičių iki išsodinimai lauką atėm, tai dabar parinkas 6-8 savaitės iki paskutinių šalnų reik. Tai yra kermieka, amarantus, tai čia tai burnuočia visokių rūšių. Tada astrai, irgi čia tokiai va. Ir celiuozės dalakom. Viskom kitkom esu pasisėjus. O tiek, įsiečis. Jūs kaip žygdarb dar, kad nufotografaut mane. Gerai. Jie sušlapnis telefon, bet vaivorykšt, kas gerai atrodo. Pažiūrėkit, ką mes čia turim. Ir pirmūnai, ratėliai, valios. Eik sau, vakar dar nebuvo. Eik sau. Planui sieti ne tik gėlių sau, bet ir pardavimo daigų. Kas norės įsigyti, plungė, tai pranešu, ko įsigyti, kada įsigyti. Kažką galvoju, kad celiuozės sėklos bus ypač smulkius, tai žinokit. Ne smulkius. Smulkiausiai turbūt šiuo metu buvo tabaka. Žiūrėkit, kokia technologija. Aš kažkas mačiau Vilniaus Softefež. Burnuočio sėklas. Čia turiu Emerald Tassels. Jeigu neklystu, čia va turiu paveiksliukų. Va, bus tokie tystus. Bet turiu va ir tokius bordos tystančius. Ir tokį miksą. Labai norėjau, nes tai tokį netystons, tik tą biškį tokį nulinkiant. Sėklas nėra mažyci, kas jį labai gera, kad nors toks ryškis labai easy matysės. Sąjungos dėti po vieną arba dvi sėklas į vieną toną griuvėlį. Kas dar su burnuočias yra gera, šiaip gan ilgą sezoną tur, bet skaičiau, kas iki rekomenduojam geriau per 2 kartus sėti, kad ištęsti sezonų. Tai va, dabar aš pasisėjau ir po kokių 2... kas čia įpradėsa man? 4 dublis ir žodžiu, tada po kokių 2-3 savaičių pakartuoti sėjam. Tai va, kaip tik sėja sudarė ir pomidorų, ir burnuočių, ir celiuozijos pasilaks. Tai va, tai nesistink visko susijęti per vieną kartą dėl to, kad neaišku, koks pavasaris. Jeigu čia man tai daiga jau bus daugiai didelį ir dar nebus galima išsodinti lauką, bus negera, tai tiesiog suvargs, o jeigu aš turės biškį ir vėliau pasisės, tai daiga bus stipresnė. Tai čia dėl apsidraudavimo. Pro, kad turėjom pirmus daigelius, jau galėjom kalbėti ir apie apšveitėjimą. Šiaip juokinga, bet mum magistras buvo susijęs su apšveitimu, bet tiesiog mes ten tyrėm, lyginom galbūt labiau įtaką apšveitėjimo HPS ir LED lempų augalam. Tai faktas, kad LED lempas ten įpranašesnis, tik žiūrint per energetinį sąnaudų, neišskirti šilumos ir taip toliau, žodžiu, bla bla bla, bet kalbant jau apie kokius tas LED pasirinkti, čia irgi daug niuansų visokių. Kad dirbau prie bazilikų ūkį, tai žinau tai, kad tuos tikruos geros lemps augalam tam tikrą spektrą kainuoja labai daug. Ta viena jaustėlė ten 100 eurų gal kainuoti. Tai va, tai kadangi žinau, kad pirmį metam pasižaidimų aš teik neinvestausiu, tai tiesiog nusipirkau, radau tiesiog internetu. Kad pirkau lemps pagal ko aš rinkaus, pagal spektrą. Ir labai gerai atsimenu, kad visur man akcentuodavo, kai aš dariau magistro darbą, kad reik full spektrą, kad būtų visą spektrą, vadinasi, kad būtų ne tik raudona ir ne tik violetinis spalva, bet būtų kaip mūsų saulė. Juk saulė, ana yra, ne violetinė raudona ir vis spektras, dėl to tokį šveit baltą. Tai va, tai atkreipiau į ton, aišku, ten įgali ir viską, tai aš čia nesigilinu, aš nesuprantu dalykų, aš tiesiog analizavau su ChatGPT, klausiau pagalbas, ten gali išanalizuoti, nes nesigaudau aš tų dalykus. Kuo galingesnį lempą, faktas ant tuo brangiau kainuom, bet kadangi sakiau, aš nebuvau linkus investuoti per daug,
Tai ir montus lemsnė labai galingas. Dėl laika, kiek apšvitins augalus, tai daug ko raškia, tiesiog reikia 10-12 valandų, bet reikia suprasti tik dalyką, kad pas mums lunga ir atviri, tai aniai dar gaun ir daino šveisos, tai kad neišbalamutinti, neišmušti iš to ritmą augalų, tai reikės kažką sugalvoti, nes kur aš dirbau ūkį, ten vis laik būdavo lunga uždėti ir apšveitims vykdavo naktais metus, tai kad energinis sąnaudas būtų mažės, tiksliau pigiau kainuotų elektrą ir tai, kad tu darbaus dainos metu, pažiūrėjau, prie tų bazilikų, kad tais neblaškytų to šveis. Nu tai va, o ką pat lempa atrodo tai tefa. Ir aišku, pirkti ir su laikmančiu, aš dar pirkau ir LED juostėlių šiek tiek tom valentynom. Su laikmančiu faktas, kad jį brangesnis, bet mes turim atskirą laikmatį, kur į rozetį įsikiš. Jeigu jūs kažko naugainat ir neturit lempų, tai nesiekit tiesiog tik kungs, kiek aš sieju, nes tada bus kaip man su arbūzų daigas praeitas metas, jau ir tai atrodo arbūzus vėlą siejau, bet tiesiog auginau patalpo, kur buvau lunga tik tai vakarien postą, žinot, šakis buvau daigą ištysen, vargšą, nu žodžiu, buvo gail žiūrėti jiems, tai šiais metas pasakiau, va, matot, jau ir daigyklą įsirengiau, nes čia ir šilčiau, ten buvo ir šalta. Dėl aukščiaus kabinimą, tai pagal instrukciją matau, kad duoda jaunim daigam turbūt 60-80 cm aukštį. Pagal intensyvumą priklauso. Jeigu labai intensyvi šveisa, pažiūrėjau, aš dariau magistrinį, mes gavom labai intensyviai, labai brangų šveisą, tai mes nukabinom patalpų. Ir va, kaip čia pas monci yra labai intensyviai padaudau, tai nereikėdavo tai, bet jeigu ir silpnesnis gali šveisą, tai reikia kuo arčiau augalų ir augant augalams reikia pakelti. Aš pradžioje galvojau, kad aš kadangi tik 2 lems turiu, visam šiltnamiui 2 turėtų užtekti, tai galvoju, eina čia ir vien gali kažkoks būdų. Aišku, uždanga, ten niek nesimatys, ir naudos nebus. Na, gal pradžioje galvoju padarom tiek, aš tik parsikėl daigus į viršų. Tas laikmats atrodo tefa, reikia čia dar analizuoju tonon. Ir čia, nežinau, jums matos, nesimatys per kamerą, bet aš matau, kad yra geltona, raudon, gelton, mėlyn, gelton ir mėlyns bangos ir tai yra normalu, nes va čia netrodo. Vis spektras reiškia ir visų spalvų. Nes kitur, ką perkat lempas, matysit, kad yra mėlyns tulpėlis, tada ir tuščia žalios geltonos bangos nėra ir yra raudona. Dabar tiksliai nebeatsimenu, bet pažiūrėjau, raudonos, man atrodo, reikia vaisiam, mėlynos ten liktai pradžia. Kokiam aukštį kabinti, man kadangi daigelė, tai šiam 8 cm kaip tik ir bus. Tai ko aš dabar darysiu, tiesiog sukeisiu paletis ir viskas ir uždarysiu šiltnam. Ir aš galvoju, kad jau aš pasikabinsiu iš karto ir antrą lempą, dar pagal savo sąrašioką, kuriem reikia šilumos ir šveisos degimo, aš dar sunešu ir į šiltnamį tus daigiukus. Galvoju, tam savo sąrašį pasižymėti, kol nesusisėjus, čia baig visko nesusisėjus, tik sakau, išskyrus tas šiltamiegis gėlės, kaip koks kosmėjas, susižymės ir žiūrės, kam reikia šveisos ir pasistengsiu daigus tada pakelti šiltnamyje kuo aukščiau, kad gautų į viršų, nes pažiūrėjau dabar jį ten žemą iki viršau ir galbūt giliem daugiau dėmesį skirsim. Gal ir bloga, kad nepasižiūrėjau anksčiau savo lentėlės, nes dabar matau, kad burnuotis nors ir smulks sieklas, bet buvo parašyta, kad anus reik užberti šiandien, o aš tiesiog padėjau ant paviršiaus ir su vermukulitu užbėriau. Nežinau, tai eksperiments, kadangi sakiau, kas 2 savaitės, tai po 2 savaičių, jeigu nesagaus, tai po 2 savaičių per daigins, o neįruočiu, kad per 50 dienų sutiks. Bet ten reikia padėti šiltą. Toliau astrai, ko nurašė, irgi šveisė reikia ant palikti, o aš man atrodo, kaip tik ant užbėriau, vos su žemėm, nes gan didesnis sieklas, tai va, tai ne visai gali vadovautis, tai galbūt kai irgi nesutiks, bet kaip sakiau, sieklų dar turiu, čia toks kaip eksperimentas, irgi reikia šiltą, 2-3-7 laipsnių, wow. Ir celiozėje irgi reikia šiltą, šviesos neužbėrti žemę, tai to nepadariau. Bet žiūrėk, jau pilnė lentynas ir ką fainė, kad šiltnamis dabar sujungia šitams tokia mini laboratorija atrodo. Vasarį 15 mes pradėjom sieti ir tie prasidėjo 6 vlogsai ir šiandien į vasarį 23, kiek čia praeidėjau, 8, iš 8 2 dienas aš niek nedariau, nes buvau išvykus, tai
Per šį išdains mes teik turim, tai nežinau, kas lauk toliau, nes iš tikrųjų dabar tik įsibėgės sieja. Tai va, tai geros dienėlis, palaikinam, subscribinam ir nežinau, turbūt jau susitiksim 8 vlog, jeigu čia nusikirps viskas. Jau numiai ir prisiminiau bijūns, galvoju, N pažiūrės, kol man tai bijūna. Svarbiausia, kad nebūtų išlindėm, bet aišku, dabar atšilst. O čia matos, kur aš buvau šviežiau užbėrų žemių. Kaip viskas gera. Taip juokinga jautus. Važiavau numiai, mašin pamečiau laukus ir prisiminiau tokį istoriją iš universitet laikų. Tas grupės žiūrų vlogs, tai gal atpažins. Būdavo tokių bairių, kad pažiūrėjau, un sak, davai varom kur nors pasivažinėti, kažkur pavalgyti, tada kažko. Mes sanu kažkur išvarydavom. Ir, sanu nepravažiuos ne vieną lauką. Anam matės, kad žmogus yra visiška ūkininkas, nuoširdės, nes išvažiuojam kur nors pavalgyti, tai jeigu pamat kažkaly kažkoks lauks, net, un stor įvažiuoti vos ne į vidų laukus, sustuo ten, kur augalą dar neaugtų, šalia kėlė, gerai, kad turėdavo džipą, tai lengvai išlaipdavo iš to griuvios ir vos ne strikti iš mašins ir ant svarą žiūrėti laukų. Bet ne tik, kad žiūrėti, anam buvo tokį, kaip palyginimą su savo laukas, tai jums paimdavo, turėdavo kastuvėlį, durys, išsikasdavo augalioką veiną ir žiūrėdavo, ten šaknis, visko. Aš labai gerai atsimenu, mes 2. ar 3. kursį mokėmės apie augalų stadijas, ant krūmėjimais, taip toliau, aš jau paties pamiršęs. Ir mums su grupė rodydavo, sakyti, tiek, pasitreniruokę. Kurio čia stadija yra? Kelins, bamblys, taip toliau. Tai aš tavo grįdą pasijaučiau, kaip ant sako, tipo, jau važiuoju numiai, bet ne, pala, dar reiks sustoti pažiūrėti į lauks, kurio čia stadija bijūna, jau lenda, dar nelenda. Žodžiu, linksma, kai į tokių istorijų atsiminti dar iš universiteto. Tai va, linkėjimą gėti.